Jau 3 metus Lietuvoje galioja unikalus automobilio savininko deklaravimo kodas. Jį privalo turėti kiekviena šalyje esanti transporto priemonė, nes jis būtinas tiek automobilio pardavimo, tiek registracijos regitroje metu. Unikalus kodas atskleidžia ne tik automobilio savininką, bet ir kokie pakeitimai joje daryti. Vidaus reikalų ministerija džiūgauja, kad dėl šio įrašo mažėja šešėlinė automobilių prekyba. Į biudžetą surenkama vis daugiau mokesčių. Be to laimi ir automobilio pirkėjas. Tiesa, kolega Vytautas Dumbliauskas sako, kad realybėje centrinės valdžios piešiamas vaizdas netoks jau ir džiugus. Jo kalbintas pašnekovas tikina, kad tvarką įmanoma apeiti. Valdžios teigimu įvedus savininko deklaravimo kodą, vadinamą SDK, sumažėjo šešėlinė automobilių prekyba, padidėjo į biudžetą surinkamų lėšų kiekis, taip pat padaugėjo verslą registravusių automobilių pardavėjų. Šalia manęs nuo automobilių sukčių nukentėjusiems pirkėjams padedančios įmonės vadovas Ramūnas Mackevičius. Sveiki gyvi. Labadiena. Taip, pane Ramūnai, sakykite, ar tikrai tas SDK kodas pasiteisino, nes valdžia sako, kad daug teigiamų dalykų. SDK kodas savo įvedė šiek tiek tvarkos, truputėlį pamažėjo tų nelegalių pardavėjų, bet iš esmės paėmus bendrai, manau, kad galima padaryti daugiau. Ką daugiau? Geriausia. Kas vyksta? Atsiprašau, kas dabar vyksta su tuo kodu? Ar vis tiek jis apeinamas? Taip, jisai toliau sėkmingai apeinamas, ateina tiesiog elementariai pardavėjas, pasiima pirkėją už rankos, nusiveda prie regitros langelio, sako, žiūrėk, pasakysi, kad tu nusipirkai šitą automobilį, pats atsiveži į Lietuvą ir ta prasme, tokiu būdu jis registruojamas ir automobiliui išduodamas SDK kodas Lietuvoje. Tai gerai, tai kas tada būtų išeitis? Mes jau prieš 2 ar 3 metus esam sakę ir vyriausybėje esam transliavę, kad reikia sujungti 3 dalykus. Tai yra automobilio VIN numerį, juridinio arba fizinio asmens kodą ir telefonų numerį. Šitos 3 dalykus sujungus bus aišku, kad automobilis atsirado Lietuvoje ir prie viso to labai galėtų prisidėti ir skelbimų portalai. Jie tiesiog galėtų šitos dalykus paprastuoju būdu IT tiesiog sujungia ir tiesiog be jų neskelbti skelbimo. Ir viskas. Kodėl to nedaroma, jūs suprantu rašote institucijoms? Ir institucijoms rašome, ir skelbimų portalus informuojame reguliariai apie tai, kodėl nedaro. Sunku pasakyti, gal politinės valios stoka, gal tiesiog nenoras, sunku pasakyti, bet ta prasme, kad SDK kodas šiek tiek įveda tvarkos, bet kad jį galima padaryti geresnę tvarką, tai tikrai faktas. Gerai, ką jis įvedė visgi, jūs pastebėjot, ką pastebėtumėt, ką SDK kodas padarė teigiamo? SDK kodas padarė tai, kad vis dėlto legalizavosi kai kurie nelegalūs perpardavėjai, kurie anksčiau savęs niekaip nedeklaruodavo, jie patapo legalūs, jie atsidarė ar kažkokias įmonės, ar, sakykime, individualias veiklas atsidarė, bet jie jau po truputėlį legalizuojasi. Taip, aišku, ir su mūsų indėliu, bet manau, kad visą laiką galima padaryti geriau. Tas SDK kodas iš svartų būtent labiausiai apeinamas, kaip automobilis atvežamas iš kitos šalies, taip? Automobilis atvežamas iš kitos šalies, niekasgi jo neregistruoja kertant šalies sieną. Jį vis tiek atveža į Lietuvą, jį vis tiek deda į skelbimų portalus tam, kad parduotų. Tai tas SDK kodas jisai atsiranda tik tai tada, kai pirmą kartą žmogus su automobilio dokumentais nukeliauja į regitrą. O taip jisai gali nukeliauti tiek, kaip ir aš minėjau, kai sąžiningas pardavėjas tą sutvarko, arba kai tiesiog kitas, ne visai sąžiningas pardavėjas nusiveda žmogų prie langelio. Bet tai turėtų būti, kai automobilis kerta jau Lietuvos sieną, jau tas SDK kodas ir duodamas tam automobiliui? Teoriškai taip turėtų būti, bet kokios eilės susidarys prie sienos, manau, kad tas nepadės. Manau, kad didžiausia šitoje vietoje galėtų padaryti skelbimų portalai. Čia mano tokia nuomonė. Būtent ką galėtų dar padaryti, priminkit pabaigai? Jie galėtų sujungti į vieną automobilio VIN numerį, kad be VIN numerio automobilis nebūtų skelbiamas, fizinio arba juridinio asmens kodą, ir telefonų numerį, kuriuo yra skelbiamas skelbimas. Šitos 3 dalykus sujungus, manau, viskas būtų labai skaidru. Ačiū labai.